Obrigado. Madam Morkunaitė. Ačiū pirmininkė, sveikinu Europos parlamento delegaciją ir komisarę ir visą Europos Sąjungą dėl skambėjusio vieningo balso Kankūne. Ir pernai apgailestavome dėl Kopenhagos rezultatų, tiksliau jų nebuvimo, šiandien džiaugiamės Kankūnu, bet mano džiaugsmas visgi yra gana rezervuotas, tiesiog dėl to, kad norėtųsi daugiau. Suprantama, kad dėrėtis tai yra didžiulis ir sudėtingas darbas, turėti tiek daug skirtingų pozicijų tikras iššūkis. Tačiau labiausiai neramina šio klausimo įvaizdis visuomeniai. Ir iš tikrųjų nuo visuomenės akyse neatrodo itin pergalingai. Mums visiems taip svarbus klausimas dėl sunkumų susitarti ir turiu mintis pasiekti teisiškai galiojančių priemonių tampa pabodusiu klausimu. Pritariu komisariai, kad reikia daryti namų darbus, tai mes turim patys pasiekti 20% tikslą įvairiomis priemonėmis. Ir žinoma, visuomet lengviau lygiuotis į tuos, kurie galbūt kažko nepadaro, bedant pirštų ir sakyti, kad galbūt ir mums nereikės. Ir visgi norėčiau paklausti, nepaisant to, kad sakot, kad pavyko šio to pasiekti, argi tikrai nesitikėjote šiek tiek didesnio rezultato Kankūne? Ačiū. Thank you. And our last speaker in this round will be Mr. Prodi. Prego. Presidente, grazie alla commissaria e a tutta la delegazione della Unione che ha contribuito a mantenere in vita il processo, però